Visą lapkričio mėnesį Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinėje mokykloje vyksta mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas Sveikuolių sveikuoliai. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą. Lapkričio 13 dieną buvo rengiamas antrasis konkursas Sveikuolių sveikuoliai, kuriame varžėsi priešmokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvavo 5 Plungės lopšelių darželių komandos – Vyturėlis, Saulutė, Raudonkepuraitė, Rūtelė ir Pasaka. Konkurso pradžioje visus pasveikino Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktorius Kęstutis Varpiotas. O kas gali pasakyti, kas laimės, vaikai? Vaikai, laimės šiandien sveikata. Ir sveikata laimės kiekviename iš jūsų. Laimės kiekviename iš jūsų, todėl, kad šiandien jūs mokysitės gyventi sveikai. Kai išmoksit gyventi sveikai, jūs būsit sveiki. Plungės rajono savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė visoms vaikučių komandoms linkėjo didelės sėkmės. Mano prašymas būtų, kad jūs esate penki, tai parėję namo, parėję į savo grupę į darželį, visiems kitiems likusiems, kurie nedalyvauja šitą komandą, perduotumėt pačius gražiausius linkėjimus ir pasakytumėt, mes esame sveikuoliai, dabar norime ir jūs būtumėt sveikuoliai, nes dabar po šito renginio jūs turėsit mokėti visus vaikus. Mamą, tėtį, močiutę, senelį, draugą, vaikyną. Linkiu jums sėkmės, nugalėtojų nėra, esate visi laimėtojai. Sveikinimo žodį tarė ir gero žaidimo visiems linkėjo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktorės pareigas Daiva Zablockienė. Noriu matyti jūs linksmus, besišypsančius ir sveikus. Ir labai, aišku, reikia padėkoti Žemaitijos televizijai, mūsų rodys ir per televizorius visus, ką jūs darot. Pamatys mamytės, broliai, sesės. Taip pat noriu padėkoti ir šios mokyklos vadovui, Kęstučiui Varpiotai ir pavaduotojai. Ir visoms auklėtėm, kurios dalyvauja, ir sveikatos biuro specialistėm. Komandos pristatė ir atliko paruoštas teorinės ir praktinės užduotis, kurių tema – sveika gyvensena ir žmogaus sauga. Netrūko čia dainuojančių ir šokančių bei sportuojančių.
Vaikų komandos susirungė įvairiose sportinėse rungtyse. Visas viktorinos ir judėjimų užduotis vertino komisija. Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mantas Česnauskas, Visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktorės pareigas Daiva Zablockienė, savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Gricevičienė, Plungės rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė Vida Žilinskienė bei Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pavaduotoja Neda Martinkienė. Susumavus konkurso rezultatus paaiškėjo, kad į konkurso antrąjį etapą pateko Plungės Lopšelio darželio vyturėlis priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė. Lapkričio 16, 18, 23 ir 25 dienomis konkurse Sveikuoliai susirungs visų Plungės rajono mokyklų pradinių ir vyresnių klasių mokiniai.